Labas rytas, nu gal labą dieną, nežinau, kada žiūrite čia mane, bet sveiki visi. Tai tikiuosi šiuo metu laukai yra šalta, niūru ir jūs norite daug laiko praleisti namie prie puodų. Nauja knyga, Rivos ir mano, Balebostė. Litvakų virtuvė, šiuolaikiška šiek tiek yra izraelietiškas virtuvės, daug receptų, arti 90, istorijų, pasakojimų. Iš tikrųjų labai įdomi knyga, kurią rekomenduočiau kiekvienam turėti namie, nes prisiminsite savo babų, senelių, mamų receptus. Pažadu. Tai šiandien mes pagaminsim vieną receptą iš tos knygos. Tai bus jautienos troškinys, pflaumensimas. Mums reikės jautienos, čia yra jautienos sprandas. Galite naudoti krūtininę, galite naudoti sprandinę, galite kumpį, bet kumpis gal mažai riebalų turi, tai aš pamačiau šitą sprandą, iškart supratau, kad čia tas, ko man reikia. Keps virs jisai šiek tiek ilgiau, bet skonis bus pasakiškas, nes visi šitie, visas šitas skaidulas duos mums tą skonį, kurį ir nori. Mėsą jūs galite dėti taip, galite ją kepinti puode, o galite iš vis nekepinti ir tiesiog virti. Pjaustykite ne per dideliais gabalais, kad patogu po to būtų valgyti. Aš taip stengiuosi išlaikyti tą ir dydį jų panašų, nes nuo jo priklausys kiek laiko troškinsis. Mėsa apskrudinta. Dabar toliau mes turim morkas. Žiedais, galime šiek tiek paskrudinti, kad gražiau atrodytų. Taip, prieskoniai. Čia yra kalendra, pipirai, cinamonas ir druska. Jos suberiam dabar. Viską iš karto permaišam. Beriam cukraus. Prieskoniai sudėti, tada dedam slyvų, sumetam morkas, sudedam bulves, nieko nepjaustom, pakankamai gerai pravirs. Jautienos sultinio, uždengiam ir į kepsninę kokių 160 laipsnių, manau, bus ir valanda iki pusantros. Užtruko apie porą valandų, gal pusantros. Manau, kad galima ir dar ilgiau. Jeigu jūs jį paliksite 3-4 valandom, jam nieko nenutiks, jis bus tik tai dar skanesnis. Jautienos troškinys su karamelės, slyvų, morkų ir bulvių prieskoniais.